Sveiki visi, again. Tai va, turim situaciją tokią, kad skrydis yra atidėtas šiek tiek, laukiam skrydžio, susiradom vietelę, kur vėl galim pasigaminti maisto. Visai tokia jauki, prie ežero, prie Krokuvos, oro uosto. Toliau bus skrydis šiandien vis dėlto įvyks. Kaip matot, lietaus jau tokias smarkus nebėra, bet vis dar yra šiek tiek. Tai ką, susitiksim. Dar gali atsisekti. Kepa. Taip, gali papasakoti dabar, kas čia pas mus. Čia ryžių makaronai, vištiena kepa su prieskoniais, kokos pienas ir va toks kari mišinys. Ir taip, mes geriam nealkoholinis sidras. Vilkmergės iš Vilniaus. Vilkmergės, bet čia nėra reklama, čia tiesiog yra toksai va. Bet šiaip pat turim dar va gėrimą. Turim ir sulčių. Dar va tokių pomidoriukų. Ir pomidoriukų. Thai wok su kari. Kari. Perduoda tas kalvykas gražus. Ir kvapas dabar va toks azijietiškų prieskonių ar ne atsirado. Tai va. Laukiam galutinio rezultato. Dabar. Nu taip, maišom kokosų pieną įpylę. Labai čia viskas gražiai gavosi. Tokia konsistencija. Skanu. Štai verda makaroniukai ryžių. O, va tokia va porcija tailandietiškos virtuvės. Ragausim. Bam! Atvykom dar vieną lenkišką vietą. Tokia ramesnė užuovėje. Kažkoks kaip karjeras, akmenų karjeras, Zameliovė. O toks, o taip atrodo šitas daiktas. Sveiki, mėly žiūrovai. Taigi vėluojam biškį lėktuvą. Užsivalgiam, užsičilinom prie ežeriuko. Dabar tenka bėgti. Liko 57 minutės. Aš manau, kad mes suspėsim. Kaip matot, biškį skubam. Tuomet susimatysim. Bam! Štai mes dar ir vis oro uoste. Skubam, einam eilėse. Žodžiu, eilės nedidelės. Todėl turėtų būti viskas gerai. Žodžiu, bėgom, skubėjom. O pasirodo, lėktuvo dar atidėjo. Ir lėktuvas išskris nebe 5, bet 6:20. Yra tik viena problemėlė tokia. Esam užsirezervavę viešbutį, kuris yra kitam mieste, iki kurio važiuoti nuo oro uosto apie 3 valandas. Ir su savininku susitarė, kad atvažiuosim 11 vakaro, bet tai ko gero nespėsim. Todėl reikės ieškoti kitų variantų. Nusimato įdomus vakaras. Ką, paliekame lietingą ir tokį kraštą, fainą, smagų, bet važiuojame ten, kur bus, skrendame ten, kur bus šilta, gera ir dar smagiau. Tai va, praėjom visas kontrolės, jau keliausim į lėktuvą. Iki susitikimo. Bam! Sveiki atvykę į saulėtąją Albaniją. Pagaliau nusileidom, skrydis buvo sklandus, patogus, pramiegojom pusę kelio. Dabar nusileidome Šventos Teresės oro uoste, Marijos Teresės oro uoste. Ir jis yra šalia Tiranos miesto, bet į patį miestą nevažiuosime. Važiuosime į Duresą ir žemiau
leisimės į kalnus. Taigi, jau vakaras, todėl kelionė nusimato naktinę tokią biškį. Atvažiuosim vėlai viešbutį. Tikimės, kad kelias bus sklandus. Tą automobilį. Čia vadinasi Rent from Locals. Taip, vadinasi Rent from Locals. O taip, atrodo aplikacija, žodžiu, Albanijai galėsit. O išsinuomot lygiai tokį pat automobiliuką. Jeigu atvyksite kada, kreipkitės į šitą žmogų. Žiaurus keliukas. Količančio vodė. Karpa. Įžiūrėt. Kas nutiko, Pauliau? Parodyk, ar nes kaip čia ratas atrodo. Jo, nelabai. Taigi turim situaciją. Pramušam ratą. Dabar du albanai mums padeda pasikeisti ratuką. Žodžiu, užstrigom. 12 km liko iki finišo ir va tokia nelaimė. Taigi rato keitimo darbai eina į pabaigą. Opa. Ir judėsim toliau. Biškį reikia pripūsti. Taigi, sėkmingai atvykom į vietą, į Čeravodę su pakeistu ratu. Dabar pavargę, 1:30. Eisim miegot, išgersim dar arbatos ir miegot. Labanakt. Labas nuo ryto. Taigi mes esame Saravodėj. Rytas gražus. Pusryčiausim ir važiuosim į kanjoną. Eisim pėsčiomis per kanjoną. Tokia pramoga. Kanjonas vadinasi Osumi. Ir daugiau nieko nėra ką apie jį pasakyti. Viską pamatysit patys. Tokie va kuklus pasiritukai. Išdalino kostiumus. Einam, persirengsim. Ir tuomet judėsim į kanjoną. Į žygį pėsčiomis. Labą dieną. Taigi, susimatysim. Ką, atvykome į vietą. Į Osumi kanjoną. Dabar eisim pėsčiom. Kaip matot, turim apsirengę. Apsisaugai, užsidėjo šalmus. Hop, lipam laiptais. Ir keliaujam paskui gidą. Lukas. We are with Berat or with Strapper? Taigi šiandien mus veda instruktorius Lukas per kanjoną. Opa. Opa. Čia tokia atrakcija, kas plaukia, kas eina. Eini ir įkrenti į duobę. O taip, opa. Ir plauki. O taip, va. Gali plaukti ant nugaros, pasidėjęs dakis ant liemenės. Taip atrodo kanjonėlis. Osumi kanjonas. Visi eina. Nice. Turistinė grupė. Aš su jais susijungsiu.
Tai ką, pirmą vietą, kur mes čia šokinėsim nuo olos. Tai va, dabar pafilmuosiu biškį iš kito rakurso. Tai pademonstruos dabar, kaip reikia šokt. Susirenka žmonės. Na, kaip, nušokai? Taigi, susirinkome bendrai nuotraukai visą grupę. Na va, taip pat. Einam visi. Vis gilin į kanjoną. Kažkaip vietoj. Nieko čia nepavyksta. Nu va tokia situacija. Pastrigo ant akmenų. Nu viskas, mėly žiūrovai. Taip, atrodo mūsų pasiplaukėjimas. Ant nugarytas, tai plauki kanjonu. Nurimsta aistras, ėjimas pasidaro ramesnis, toks labiau įžeminantis, susiliejus su gamta. Nu, nusišypsom. Linkėjimai sekėjam. Tai tokios džiunglės. Stojom pietų. Gidai vaišins mus sausainiais, obuoliais ir kebabais. Espresso macchiato. Macchiato, por favore. Nu, čia nereikia jokių žodžių ir taip viskas aišku. Krūva žmonių eina kanjonu ir linksmai leidžia laiką. Turim vieną labai rimtą žygeivį. Labai rimtai eina. Įveikdamas visos kliūtis. Pakeliui į bazę tokia va dar vaizdeliai. Opa, gali atsistoti ant krašto. Palauk, Ernestai, nufotkinsiu. Žodžiu, istorija su padanga nesibaigė. Atvažiavom pas meistriuką vietinį, bandom pakeisti. Tokias skylės. Skylės. Tokias va čia. Normaliai. Pavažiavom
per duobę. Такое не починит. Kaip meistras sakė, padangai kaput. Tai va, sakė, už 5 minučių atvažiuos hebrantas, pakeis šitą ratą ir šitą padangą ir uždės tada tą ratą ant šito automobilio atgal ir keliausim toliau. Nu, užtrukti neturėtume ilgai, apie pusvalandį kokį. Štai ir viskas, ratas uždėtas. Duobė kainavusi 70 eurų. O to kita duobė, kuri pagerina dar situaciją. Žodžiu, vairuodami naktį, būkite atsargus. Taigi, atvažiavom pakeliu į jūrą prie Bogovės, krioklių. Dabar iš pradžių biškį buvom įvažiavę į tokį offroadą, bet nusprendėm neberizikuoti, sugrįžom atgal ir pasirinkom turistinį maršrutą iki krioklių pėsčiom. Tai einam, bandysim žiūrėti, kokie čia kriokliai tie. Tai ką, priėjom krioklius, eisim maudytis, bandysim vandeniuką. Op. Išplauks jis? Taip, išplauks. Vaikšto vištos ant kelio. Tai va. Pertukas. Kur čia, kultūringa višta per gatvę eini? Nu ir kaip. O taip, per gatvę eina. Bam! Štaigi, mes ir atvykome į Vilipoliją miestelį, Atina viešbutį, po visų kelionės iššūkių, po visų duobėtų kelių, padangų keitimų. Rytoj mes galėsim atsipalaiduoti, ištiesti kojeles ir savo mėgautis albaniška šiluma, jūra, baseinai. Žodžiu, viskas bus labai super. Labas nuo ryto. Taigi, tęsime mūsų atostogas Albanijoje. Kaip matote, esame prie Adrijos jūros kranto, smėlėtoj pakrantėj, kas yra retenybė, būnant prie Adrijos jūros, nes dažniausiai sutinkami akmenis. Bet čia turime šiltą vandenuką, šiltą jūrą. Opa, kaip mane čia įtraukė. Geras šiluma. Uhuhu. Nepamest telefono tik tais. Tai va, kokie mūsų tolimesni planai? Mūsų planai yra tokie. Pailsėti kelias dienas prie jūros, o po to keliausim vėl į kalnus, ieškoti naujų nuotykių. Taigi, iki susitikimo.